atsikėliau nuo tos nemigos, kaip išgeriau kavos ir buvau daug nemiegojusi, man širdis pradėjo daužyti stipriai. Tokio net nebuvau turėjusi to tokio jausmo, nes dar turiu kažkokią nuotraukos, kad iš ligoninės su mašinos kėdutė vaikas repeticijoje sėdi ir aš vedu repeticiją, nes kažkam mes ruošiamės. Tai aš šventai tikiu, kad žmogui gyvenime užtenka tos konkurencijos ir darbe, ir karjeroje. Aš manau, kad kai gyvenam savo šaly, mes norim pamatyti, aišku, šiais laikais mes galim, anksčiau negalėjo tėvai seneliai. Norisi pamatyti tą platų pasaulį, pažinti kitas kultūras, atrodo, kad kažkur kitur, ten jie geriau žino, kaip gyventi. Kultūra daro stebuklus. Ta kultūra, jinai tokia neapibrėžia amžiaus, jinai yra svarbi visiems. Menas, jisai ir gydo, ir pakelia, ir vienyje, ir sutraukia kartu. Jisai, aš tokia naiviai tikiu, kad kultūra gali daryti stebuklus.